Taip, radau. Tinklinė rinkodara eina labai daug geresni produktai negu, pavyzdžiui, parduotuvėse. Arba tas pats vitaminas geresnis tokioje kompanijoje negu vaistinėje. Ir aš visuomet tuo naudojausi. Bet 19 metais netyčia susipažįstu su kompanija Polgo. Ačiū tai moteriai, kuri įteikė man lankstinuką ir pasakė, kad čia yra natūralus produktas. Bet mane, aišku, domino vis dėlto, jau aš buvau paaugusi, čia jau supratau, kad reikia atkreipti dėmesį ir kas vadovauja tai kompanijai, kokia misija jos ir kokį produktą jisai teikia pasauliui. Ir mane suviliojo šis produktas, aišku, pirmiausia produktas. Po to man labai įdomus pasidarė vadovas šios kompanijos, tai mūsų prezidentas. Pasirodo, jis vienintelis įkūrėjas su savo žmona, 23 metų įkūrė šią kompaniją, vienintelis investorius ir tai man jau pasidarė įdomu. O dar koks produktas, natūralus. Bet tai mane labiausiai suviliojo, kad aš pasižiūrėjau, iš ko gaminamas tas produktas. Kad aš daug ką pažįstu iš tų medžiagų, sakykime, kas įdedama į tą produktą. Po to dar labai įdomus čia vyksta šioje kompanijoje renginiai. Kam tie renginiai skirti? Ogi jie skirti dėl to, kad mes čia mokytumėmės. Iš tiesų, atėjęs į bet kokią kompaniją, tu neturi informacijos, tu nežinai, kaip tai pateikti, kaip perteikti kitam žmogui, kas čia yra. Tai būtent čia yra sistema, pagal kurią, jeigu mes eisim, dirbsim, mes galim netgi labai daug ką pasiekti šioje kompanijoje. Tai yra kilti karjeros laiptais. Tu gali ateiti, nieko nežinoti, bet tu čia išmoksi, tave ima už rankytės ir veda. Bet aišku, jeigu dirbi pagal sistemą, jeigu darai taip, kaip reikalauja vadovybė, yra sukurta tam tikri planai, kaip dirbti. Ir tai man labai patiko, nes čia susidėliojo, taip kažkur dingo mano vienas skaidrė, nesvarbu, susidėliojo dėlionė. Tai yra viskas teisingai. Atėjęs į kompaniją, jeigu tu ateini, nori būti čia partneriu, tai yra kažko siekti daugiau, turėti čia pajamų, pajamos gali būti įvairios, gali būti tiesiog papildomos prie tavo uždarbio, o galbūt jos gali tapti tavo pagrindinės. Keliaujam toliau. Toliau keliaujam prie to, kasgi tai iš tiesų per kompaniją, ką jinai kūrė. Kompanija yra tarptautinė ir jinai keliauja. Ir atsiprašysiu, biškai, žinai, tiesiog skaidrės kažkodėl vietoj stovi. Neina pas mane. Mes nematom jo. Tu gal. Pas mane keliauja, o pas jūs ne. Kokią jūs dabar skaidrę matot? Kokią? Pirmą. Ir jos nekeliauja, taip? Taip, ką čia dabar reikia man turbūt išeiti ir iš naujo gal daryti. Kokia čia sakau, kad man čia taip. Kažkas užstrigo su manim. Ką dabar matot? Ar galit kas pasakyti man?
Alio. Ar Tave girdite? matom. Tave, Ką tai? tave Mane tik mane mato, taip. O dabar irgi tik tave. tik mane. Mano skaidrė, kur aš, taip? Ne, tave gyvai matom. Aha. Kas čia dabar yra dabar? Žiūrėkim. Bandom. Nesuprantu. Sakau, aš mokinuosi pirmą kartą per Zoomą vedu prezentaciją. Kodėl jinai neatsidaro? Pažiūrėsim. Dar kartą. Dar kartą pabandysim įkelti iš naujo. Taip. Dabar nieko dar nesimato. Matom pradinę pirmą nuotrauką. Labai blogai. Kaip dabar? Ar matot ką Ta nors? pati. Ta Tas pati pats. skaidrė. Visas PowerPointas įjungtas. Čia turbūt mano interneto problema, nes negirdžiu, ką jūs sakote. Arba rankiniu būdu paspauskit ant kitos gal skaidrės. Tai... Bet matot mane, taip? Tave Matom jūs puikiai. ir skaidrė. Jo, ir skaidrė Skaidrė, kur matom tą aš, pirmą. Taip, taip. O man vat nekeliauja, kažkodėl nekeliauja, o dabar Ten, kur jūs esate pirmoji skaidrė. nesuprantu, kodėl pas mane jinai eina, o pas jūs nesimato. Ir dabar tas pats. Taip, tikriausiai užstrigo. Na ir ką dabar čia tokiu atveju padaryti įdomaus? Pabandykite savo tą visą prezentaciją išjungti ir iš naujo paleisti, išskyrus Zoomą. Ir Zoomą. Aš jau taip dariau, Ne, Zoomą neišjunkit, o tik tai visą prezentaciją išjunkit ir iš naujo pajunkit. Taip, Danutė. Ai, tave iš... Nu, aš dabar taip užstrigo, kad negaliu išeiti.
Tai mergaitės ar dabar kas nors vyksta? Ai, nesuprantu, kas čia dabar darosi. Tai dar kartą. Nu, vėl ta nuotrauka pradinė. Nu, pasižiūrėsim. Bet dabar mano nuotrauka, taip matot. Dabar. Pati pirmoji skaidrė, kur parašyta Irina Grigorjeva. Su nuotrauka. Ir viskas. Nu, aš nesuprantu. Pas mane, aš šitą nežinau tada, ką daryti tokiu atveju. Matosi. Skaidrės neina. Kodėl jos neina? Užstrigę, nes ant skaidrių net YouTube'ės saito nuoroda matosi ant skaidrės. Reiškia, užstrigęs kompiuteris vaizdas. Aha. Ir kodėl jis užstrigo prieš tai? Aš manau, kad tai yra techninės problemos, Irutė, ir tiesiog tu labai gražiai pasakoji apie visą tai, labai gražiai su parodymu, įjung kamerą ir tiesiog kalbėk, nes dabar, kas liečia skaidrės, mes labai ilgai užtruksim ir tikrai tas neverta tvarkyti. Ir ryšys, ir technika, tai yra internetas ir mums labai malonu bus matyti tavo veidą ir tavo istorijas išgirsti. Ir ne ką blogiau bus negu kad skaidrės. O skaidrės ateis ketvirtadienį, pamatys. Aš parodysiu. Gerai? Gerai. Tai labai sunku pasakoti, kai nebežinai apie ką gerai, apie ką ten aš sustojau. Tu gal sau gali įjungti, tu matysi kompiuterį pati sau, o mums nerodyk ir viską, nesidalink ekraną. Supratau. Gerai. Bandom taip. Bet taip įdomu, kodėl čia taip įvyko, kad nesuprantu. Apie tai pakalbėsim vėliau. Kaip? Apie tai vėliau pakalbėsim. Gerai. Tai tuomet aš pasakoju taip, aš turbūt sakiau, iš tiesų, tai yra unikalus produktas, kuris yra, sakykime, produktas, kuris yra paimtas iš gamtos. Ir tai, ką duoda mūsų gamta. Aš galbūt pradėsiu nuo to, dėl ko mes sergame. Moksliškai yra įrodyta, kad 97% žmonių miršta vien dėl to, kad prisiriša prie vaistų, prie cheminių preparatų. Ir mokslininkai sako, jeigu žmogus nori ilgai gyventi, o žmogui skirta gyventi 120-150 metų, jis turėtų atsisakyti šių cheminių preparatų, pakeisti gyvenimo būdą ir jis ilgai gyvens. Jis tiesiog išsaugos savo kūno, savo organizmo kiekvieną ląstelę. O kodėl suserga mūsų organizmas? Kodėl suserga mūsų tam tikro organo ląstelė? O dėl to, kad ką mes valgome dabar? Koks dabar maistas? Juk jeigu pažiūrėsim į mūsų parduotuvių lentynas, tai atrodo labai didelis pasirinkimas, bet deja, tose mūsų produktuose nėra tų medžiagų, vitaminų, mineralų, makro, mikroelementų, kurių reikia mūsų ląsteliai, kad jinai galėtų normaliai gyventi, vystytis. Ir dėl to jinai suserga, nes jinai gauna sintetinius, cheminius junginius. Dėl to jinai negali būti sveika. Dėl to mes susergam. Ir kad mums padėti, bet būtent ši technologija, akumuliacija jėgos ir atėjo. Tai yra italų mokslininkų 25 metų darbas, mokslininkai, medikai tai kūrė, galvojo, kaip iš augalo paimti tą pačią svarbiausią veikliąją medžiagą ir perduoti mūsų ląsteliai, kad jai padėti. Ir mums labai pasisekė, dabar jau mums,
kadangi mūsų prezidentas susipažįsta su šia technologija ir ją išperka. Tai yra mūsų nuosavybė, kurią mes dabar ir naudojamės. O kaip ta technologija veikia? Tai yra tiesiog naudojamas yra stipraus estrogeninio aukšto dažnio srovė, kuri, sakykime, užšaldom tą veiklą medžiagą, patalpinam į konteineriuką. Konteineriuku tai aš vadinu mūsų, kas sako, čiulpinukas, ledinukas, kas pastilė, kas dražė, ir įdedama į ją. Ta pastilė yra dar paskaninama pataka. Pataka tai yra natūralus iš gamtos natūralus sorbentas. O kas tai yra? Tai į jo sudėtį eina dekstrinas, tai yra natūralus cukrus, kuris būtent mūsų organizmui reikalingas, mūsų smegenims, kad galėtų kurti mums energiją. Ir dar tas mūsų nuostabus ledinukas yra pakraunamas neigiamų jonų, sveikų jonų. O kodėl? Todėl, kad mūsų organizmo ląstelė, jinai serga, jinai tampa pliusinė. O prisiminkim fiziką, pliusas traukia minusą. Plius šių ląstelių, tai yra augalo ir ar ten vaisiaus, ar ten daržovės membranos atitinka mūsų ląstelių membraną. Čia yra gamta, čia yra taip sukurta, taip sukūrė mus Dievulis. Aš juo tikiu ir tikrai jis mus sukūrė pagal save, bet jeigu jis sukūrė gamtą, reiškia, žmogus sukūrė taip, kad vienas kitų galėtų teisingai naudotis. Tai va būtent va taip atsirado mūsų nuostabus produktai. Ir kasgi tai yra, jeigu taip jau paėmus, tai yra ne vaistas, bet tuo metu jis padeda mums. Tai nėra vitaminas, tai nėra kažkoks papildas, čia yra tiesiog ląstelės mityba. Tai yra tai, kas maitina mūsų ląstelę. Tai, ko reikia mūsų organizmui. Ir taip aš asmeniškai sužinau apie šią technologiją, ją susidomiu ir taip prieš 5 metus atkeliavau šią kompaniją, kad naudoti šiais produktais. Bet aš galvojau, kad tuos produktus naudosiu aš tik pati ir mano patys artimiausi žmonės. Bet pasirodo, ne, aš negaliu apie tai tylėti ir perduodu tą informaciją. Taigi, mes turim 18 spalvotų dėžučių. Jūs mane matot, taip? Kas nors pasakykit. Matome. Labai gerai. Tai aš dabar nors jums va taip parodysiu. Ar matot tas stebuklingas dėžutės? Tai va, apie jas aš ir kalbu. Prieš mane nors skaidrė, kur 18 rūšių. Šiai dienai mes turim 18 rūšių nuostabių dėžučių, ir kurios daro stebuklus. Aš atėjau dėl vieno produkto, o dabar, aišku, naudojasi visais. Pirmiausia, tai aš, kadangi nesiruošiau, tai nepasidėjau šalia pats pagrindinis produktas, nuo kurio veiklą pradėjo mūsų kompanija, tai yra Grau. Produktas, kuris yra skirtas imuniniai sistemai stiprinti. Ir labai džiaugiuosi, kad 20 metais jis užėmė 1. vietą kaip stiprintojas imuninės sistemos. Į šį gaminį dėta viskas, kas reikalingiausia, ko labiausiai reikia mūsų ląsteliai. Tai jame yra net 320 antioksidantų, kurie yra labai reikšmingi mūsų organizmui, kurie stabdo senėjimo procesus, kurie stiprina imunitetą,
greičiau žmogus gali atsistatyti po tam tikrų ligų. Iš tiesų, užtenka vienos draže į dieną, jeigu profilaktiškai, ir jau mūsų organizmas bus patenkintas, sakys, valio, ačiū, aš gavau tai, ko man reikia šiai minutei, šiai sekundei, nes iš tiesų šie ledinukai, šios draže veikia čia ir dabar, staigiai. Yra tokių labai daug atvejų, kada juokiasi žmogus, kada klauso, kada pasakoja, sako, čia nesąmonė, negali taip greitai veikti. Deja, taip yra, tai yra gal ne deja, valio, iš tiesų jis taip veikia. Turiu sesę medikę, kuri taip iš manęs truputėlį juokdavosi, bet jai suveikia, bus tas produktas, aš paminėsiu, kuris suveikia po 15 minučių. GTS. GTS tai energijos generatorius, kurį galima pakeisti vietoj kavos. Pavyzdžiui, man tai labai aktualu, aš parduotuvinės kavos negeriu, nes po jos man būna negerai, tai aš galiu pakeisti GTS-u. GTS tai turi vanadžio, chromo, ir todėl jis gali papildyti mūsų organizmą energiją. Plus jame yra B grupės vitaminai, tame tarpe ir vienas iš tokių 17 B grupės vitaminas, kuris iš tiesų labai svarbus mūsų organizmui. Ir dabar netgi parodysiu, nes tai man labai svarbus, tai antras produktas, kurį aš pradėjau naudoti, kada atėjau į kompaniją. Kodėl? Todėl, kad jis skirtas judėjimo aparatui. Tai yra mūsų kaulai, mūsų sąnariukai, mūsų sausgyslės, raiščiai. Kadangi daug turėjau problemų su tuo ir tiesiog iš tiesų, nes metus aš apie tai niekam nekalbėjau, tiesiog eksperimentavau ant savęs ir gavau rezultatą. Tikrai turiu tokių rezultatų, kad galiu pasakyti drąsiai, nes turiu popierinius variantus, pagristus mediciniškai, kadangi aš jau, kaip sakiau, beveik greitai 5 metai, kaip čia, tai sakykime, 4 metai man davė tokį rezultatą, tiesiog sutapimas toksai gavosi, kad pas mane išnyko 2 išvaržos mažos ir 1 didžiulė sumažėjo per pusę. Tai ką galima kalbėti apie tai? Tai va būtent skirtas mūsų sąnariukams, mūsų, kad jie judriai judėtų, kad gautų visas reikalingas medžiagas, netgi atsistato sinovalinis skystis. Iš tiesų pati pagal save patyriau, kai kada lankstydavausi, kažkas ten treškėdavo, braškėdavo keliukuose, dabar to neturiu. Tada tai praėjo, nepastebėjau, nežinau, nepasakysiu per kiek laiko. Ir antras produktas, kuris yra mano irgi, tai čia jau kaip porelė būtų Stop. Produktas, kuris malšina skausmą, nuima prieš uždegiminį procesą. Iš tiesų neutralizuoja, nes čia yra antioksidantų, todėl yra neutralizuojami laisvieji radikalai, toksinai yra išvedami iš mūsų organizmo ir plus skystina kraują. Iš tiesų, jeigu kam yra problemos, prašau, galima naudoti tą produktą ir jau ne cheminį, o šį natūralų. Iš tiesų pati esu patyrusi tai, kad ėjau priduoti kraujo ir paėmė, žodžiu, negali sustabdyti ir sako man, sako, o jūs nenaudojat jokių vaistų skystinančių? Ne. Patikau, oi, aš šiuo metu vartoju Stopą, įsivaizduoju, kaip jisai veikia. Normas tai yra skirtas
cukraus reguliavimui, reiškia, suaktyvina kasos veiklą, reguliuoja insulino gamybą, neutralizuoja medžiagų, normalizuoja medžiagų apykaitą ir koreguoja angliavandenių apykaitą, tai yra sutvarko mūsų, sakykime, kasos veiklą. Na, dabar mes gyvenam tokių momentų, kada labai daug streso patiriam. O streso mes turim ir namuose, ir už televizorių ekranų, jeigu kas naudojasi televizorium. Aš džiaugiuosi tuo, kad aš jo nesinaudoju, tai nors ten aš streso neturiu. Tai yra gatvėje, už vairo automobilio, viešajam transporte. Iš tiesų dabar jo pakanka. Todėl yra relaksas. Relaksas, kuris atstato nervų sistemą, padeda kovoti su stresiniam situacijom, apramina mūsų organizmą, bet jis neveikia kaip sintetinis. Tai yra, gali paimti relakso dėžę į burnytę ir tau nieko, pavyzdžiui, jeigu tu kažkokių raminamių išgersi iš mūsų vaistinės, kas įvyks? Automobilio negalėsi vairuoti. O čia, prašau, čia neveikia taip, kad tave užmigdytų taip, kad tu neadekvatus pasidarysi. Ir dar 2 produktai, gaila, kad jūs jų nematot, tai yra Power Man, Power Woman, tai porelė vėlgi reiškia moterišką ir vyrišką formulę. Ką tai duoda? Pavyzdžiui, jeigu paimsime vyrišką formulę, tai yra stiprina vyro organizmą, padidina vyrišką aktyvumą, taip pat žavesio vyrui, pasitikėjimo savim daugiau suteikia, bet ne tik. Labai gerai dirba su inkstais, uždegiminiais procesais. Pati esu patyrusi, kaip iš inkstų ėjo smėliukas, kada naudojau Power Man. Power Woman tai moteriai, kurie yra naudojant šią formulę, yra stabdomas senėjimo procesas, yra gerinama visa moters kūno organizmo audinių mityba, energijos suteikiama, plius gali naudoti paauglės mergaitės, berniukams vyrišką formulę, kada prasideda brendimo laikotarpis, yra diskomfortai tam tikri, kas auginot mergaitės ar berniukus, iš tiesų tai žinote, dauguma vaikų su tuo susiduria. Prašau, šie 2 produktai gali padėti vaikams tapti laimingesniais, švaresniais, gražesniais. Sekantis produktas tai yra Altas. Altas yra produktas skirtas prieš alergijai, bet jis yra pakrautas, tai yra, jame yra labai daug seleno, vitamino C, E ir tai, kas padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, su toksinais, kuriuos išveda Altas iš organizmo. Tai yra labai puikiai valoma limfa. Tiesiog visa, kas nereikalinga, viskas yra pašalinama. Ir dabar aš taip pat noriu parodyti produktą, stebuklingą dėžutę, nuo kurio ir prasidėjo mano veikla šioje kompanijoje. Tiksliau ne veikla tai jau vėliau prasidėjo, kada aš jau viską išbandžiau ir su kiekvienu gavau rezultatą, bet susipažinimas su šiuo produktu. Ir naudojant jį, aš gavau rezultatą per mėnesį ir tuomet patikėjau, kad šie produktai veikia.
Mane ir sudomino, kada aš išstudijavau, kad, kaip sakiau, kiekviena dėžutė, kiekvienas produktas apie tos, kuriuos aš kalbėjau, jis turi kažkokį kiekį vaisių ten, daržovių, augalų, žolelių, žiedelių ir taip toliau. Jie yra taip sukoncentruoti, kad būtent nukreipti į tam tikrą organą, į tam tikrą problemos sprendimą. Tai būtent šitas produktas melsas, jis dar vadinasi multispektras, tai kuris šalina iš mūsų organizmo 250 parazitų. Sakysit, vau, iš kur tiek tų parazitų? Nu, kas tai yra parazitai? Parazitai tai yra ne tik kirminukai, kirminai, nes iš tiesų pas mus gali apsigyventi parazitas, apie kurį aš sužinojau tik tuomet, kada naudojo mano anūkas ir iš jo išeidinėjo tas parazitas. Tai iš tiesų, pamiršau dabar jo pavadinimą, bet bekalbant gal prisiminsiu, kuris užauga pas suaugusį žmogų iki 25 metrų, pas vaiką iki 12. Tai kaspinuotis. Ir anūkui ta pasekmė buvo 3 dienas. Pati mačiau ir tikrai tuomet su juo susipažinau. Taigi parazitai yra ne tik kirminai, kurie iš mūsų yra išvalomi, bet yra bakterijos, virusai, pirmuonys, grybai, pelėsiai. Viskas tai, kas mes tikrai jų dabar labai pilnai turime, nes, kaip minėjau, ką mes valgome, mes galim nematyti to pačio pelėsio, bet mes jį suvartojam su produktu ir taip užsikrečia mūsų organizmas. Tai va būtent šis melsas ir išvalo, išveda iš mūsų organizmo tai, kas nereikalinga. Dar svarbiausia, kad kirminukus jisai nenužudo, kaip pavyzdžiui cheminis preparatas, jis nužudo ir palieka ten. O čia jis yra neutralizuojamas truputėlį ir išvedamas iš mūsų organizmo. Netgi tų parazitų atliekos yra išvedamos su pagalba altų, jeigu jie, naudojant juos porelėje, jie labai puikiai su tuo susitvarko. Ir dar būtent melsas, sakykime, padeda gaminti būtent gerasias bakterijas, nes mes turim turėti ir gerųjų bakterijų, tai vat padeda joms geriau dirbti, atlikti savo darbą. Heper skirtas kepenims. Kepenys tai labai svarbus mūsų organas, tai vienintelis organas, kuris moka save atauginti, jeigu jis bus sveikas. Kepenys gali gyventi 300 metų, ar jūs įsivaizduojat, bet mes jį labai dažnai, labai ankstyvam amžiuje nužudom, nes ką mes darom, vėlgi, kaip sakiau, jeigu mes naudojam daug cheminių preparatų, mes tiesiog nuodijam kepenis, nes tai yra pagrindinis organas, per kurį viskas filtruojama, reiškia viską kraujas varo ir todėl suserga mūsų kepenys ir deja dažniausiai tai pastebima, kada jau būna per vėlu. Taigi čia ir taip labai geras toks kokteiliukas yra, kuris ir padeda atsistatyti mūsų kepenų ląstelėms. Aisas pastilė, kuria yra skirta mūsų skrandžiui. Tai yra numalšinti, sakykime, sunkumą, pykinimą, susidirginimą aiso. Pati esu išbandžiusi, kada suvalgiau tai, kas man nepatinka mano organizmui ir kada, kaip aš sakau, nebeveikia skrandis, sunku, diskomfortas, tiesiog išbandžiau vieną kapsulę ir 10 ar 15 minučių ir problema išspręsta.
buvau nustebusi. Taigi, aš kiekvieną išbandžiau produktą ir todėl apie jį galiu drąsiai kalbėti, kaip jis veikia. Sekantis produktas būtų Heartas. Heartas tai mūsų širdeliai skirtas, kuris stiprina kraujagyslių sienelės, širdies raumenį, jo darbą, mažina širdies kraujagyslių susirgimą, stabdo trombų susidarimą, tiesiog irgi mažina kancerogeninių medžiagų gamybą. Brainas, dar toks nuostabus produktas, kuris skirtas mūsų galvai, mūsų smegenims. Tai tiesiog suaktyvina smegenų darbą, padeda atsistatyti atminčiai, atstato tiesiog smegenų ląstelių neuronus. Tai tikrai nuostabus produktas, kur tikrai turiu savo akiratyje berniuką, kuris iki 10 metų nekalbėjo, bet dėka Braino prakalbo. Ir mamytė laiminga dėl to, kad atsirado tas produktas ir jie pastoviai naudoja, šiai dienai tam berniukui 14 metų ir dabar jau galime su juo susikalbėti, nes jis prabilo. Yra berniukas, kur pradėjo vaikščioti, dėka to Braino tikrai turėjo sunkių pasekmių, bet ir kalba atsirišo ir atsistojo vaikutis ant kojyčių. Tai įsivaizduokit, koks džiaugsmas yra tėveliams, kada turi tokių nemalonių dalykų, o kažkieno pagalba tai yra išsprendžiama. Aš dabar priėjau prie labai gražios dėžutės, tai yra Beauty. Beauty produktas skirtas mūsų grožiui iš vidaus. Tai oda gražinama, plaukai pagerėja. Pati patyriau, kai pradėjo augti daugiau plaukų, ko tikrai jau nebesitikėjau. Iš pradžių net nesupratau, kas tai vyksta, o pasirodo, auga plaukai, iš tiesų stiprėja nagiukai. Beauty dar yra stiprus kaip antioksidantas, todėl drąsiai galima jį naudoti irgi po, pavyzdžiui, kažkokios ligos persirgus. Tai yra dabar iš tiesų pavasaris ir tikrai įvairūs virusiukai puola. Prašau, Beauty padės greičiau atsistatyti organizmui. Happy tai labai įdomus toks produktas, kuris veikia kaip dviprasmiškai. Jis vienu metu gali ir raminti, ir tonizuoti. Taigi, kadangi mūsų produktas yra protingas, tai jisai pasirenka, jisai žino, reiškia, šiam organizmui reikia, energijos. O šiam organizmui ne, jis nebėga žmogus, jis nori susitvarkyti miego problemą. Happy suveikia. Tai taip labai įdomiai veikia šis produktas. Tai tiesiog netgi dėka jų gali atsikratyti lėtinių neuropatinių, pavyzdžiui, skausmų. Čia tarp kitko į jo sudėtį įeina kanapės. Sekantis būtų produktas, tai prieš paskutinis produktas, tai būtų Airis. Airis tai skirtas mūsų plaučiams, jis ir buvo sukurtas tuo momentu, tai yra po pandemijos, po COVID-o, nes daug žmonių nukentėjo dėl plaučių, tame tarpe esu ir aš. Ir kada suvartojau pusę plokštelės, tarp kitko šitoje dėžutėje yra 30 plokštelių ledinukų, tai yra 2 plokštelės po 15. Ir aš sunaudojau vieną plokštelę ir pastebėjau ant savęs labai daug
pasikeitimų man pasidarė lengviau kvėpuoti. Aš užeinu laiptais neuždūstusi, pavyzdžiui, ten į antrą aukštą aš jau uždūstau, aš galiu greičiau eiti. Tai tiesiog taip suveikia šis produktas. Aeris, jis ne tik, kad, sakykime, plaučiams, jis iš tiesų plaučiams, kadangi padeda išsivalyti patį kraują ir išvaloma tai, kas nereikalinga. Dar plius aeris, aišku, jis yra turtingas vitaminų C, D ir seleno, todėl iš tiesų jį galima prie medikamentų, prie vaistų priskirti, bet aišku, čia ne vaistai, mes taip negalim sakyti, čia aš jau nusikalstu truputėlį. Bet svarbu, kad padeda. Na ir paskutinis produktas, 18, prie kurio aš priejau, tai yra Perfektas. Perfektas buvo sukurtas tai svorio reguliavimui. Jis dar padeda, sakykime, sąmoningumą padidinti. Na, pagrindas tai iš tiesų sunormalizuoti, jeigu kažkam, savo kūno linijas. Ir padeda fiziniam aktyvumui, kadangi jis yra papildytas chromu, tai chromas tai tas, kuris, reiškia, stabdo norą atidaryti šaldytuvą, norą kažko saldaus suvalgyti ir dar jis būtent papildytas B grupės vitaminais. Tai tie vitaminai, kurie iš tiesų būtent ir padeda būti sveikesniems, teisingesniems mityboje ir visur kitur. Na, apie dražę aš papasakoju, apie visus 18. Jeigu kažkam tai kils noras daugiau sužinoti, jūs iš tiesų susisiekit su tais žmonėmis, kurie davė šią nuorodą ir tikrai jums papasakos dar daugiau, dar įdomiau ir tikiuosi būsit arba partneriai, arba klientai mūsų kompanijos. Bet mes dar apart tų produktų turim ir kitų, pavyzdžiui, turim 5 rūšių košių. Košės tai yra iš avižinės košės, iš avižų, tiesiog jos yra paskanintos kiekvienos rūšies tam tikrais kitais vaisiais. Ir kągi duoda tos košės, čia iš tiesų tos avižos yra minimaliai apdarojamos ir todėl jos turi mums išlieka tos reikalingusios skaidulos mūsų virškinamajam traktui, kas iš tiesų naudojant jas, pavyzdžiui, liguistas žmogus tiesiog po ligų greičiau atsistatyti, vaikučiams, jis yra tiesiog šios košės turi inulino ir todėl yra inulinas, tai yra natūralus probiotikas, kuris yra reikalingas mūsų žarnyno veiklai. Dar mes turime batonėlių, tai tiesiog užkandukai tarp maisto, kurie turi labai daug baltymų, skaidulų, mikro-makroelementų, kurie būtent mums reikalingi, kaip aš minėjau, mūsų ląsteliai reikia sveikų, reikalingų elementų, o ne tai, ką mums teikia parduotuvės, sakykime, dar visą kitą. Na ir dar mes turim nuostabią kavą, amerikano kavą. Aš jums parodysiu, toks įpakavimas. Čia yra 30 nuostabių tokių maišelių. Tai yra tirpi kava, bet tikrai jinai yra kitaip paruošiama. Joje yra net 30 antioksidantų, kurie kovoja su laisvaisiais radikalais. Ta kava, kaip aš minėjau, aš nevartoju parduotuvinės kavos, tikrai turiu problemų ją panaudojus,
šią kavą galiu vartoti. Net vakarais galiu, kaip sako, išgėriau kavos, negaliu užmigti. Šią kavą galiu ir aš netgi išgerti ir miegoti. Tai būtent apie tą kavą. Dar mes dabar Lietuva neturi, aišku, dantų pastą kol kas šiai dienai, bet taip pat buvo dabar, galbūt vyksta kažkoks tai, žodžiu, perdarinimas, gal nežinau, kažkokios kitos gal valstybės ir turi. Ir dar mes turim nuostabią kosmetiką, taip pat yra mūsų brendas. Ir ši kosmetika yra natūrali, vėlgi turiu ką parodyti, nors truputėlį pasiruošiau. Tai kosmetika, kurią sukūrė prezidento žmona. Ką reiškia sukūrė? Tiesiog pagalvojo, kad ką galėtų naudoti moteris, pavyzdžiui, labai gražiam laikotarpį, kada jinai laukėsi kūdikėlio. Ir iš tiesų, jinai kada pasidomėjo sudėtimi parduotuvėse, net aukšto brendo kompanijų, žinokit, kaip sakoma, pašiurpusi buvo, tai neįmanoma to naudoti, nes negana to, kad jinai kenkia savo, jinai kenkia tam mažam augalėliui, kuris auga joje, jinai jį nuodija per savo kūną. Tai būtent va taip ir atsirado ši kosmetika, 11 dėžučių turim, kurias galime saugiai naudoti ir būti saugus, nekenkti savo odai, nes visa tai, kas yra chemija, nesvarbu, kad mes dedamės ant odos, bet patenka į vidų. Taip mes save nuodijam. Tai dabar aš jums papasakojau apie mūsų nuostabią produkciją. Taip, aš pabandysiu kažkaip, aš čia padariau dabar, nežinau. Galbūt išjungti. Taip, dabar išjungiau, dabar matau jūs. Ir ką dar norėčiau labai pasakyti, paminėti, kad mūsų kompanija yra dar be galo dosni. Tikrai kviečiu, jeigu yra naujų žmonių, prašau, junkitės prie mūsų komandos. Tikrai mes padedam, naujokui padedam, taip padedam čia save kaip realizuoti, nes ir kompanija mūsų tai mokina. Pavyzdžiui, dabar yra labai geros skatinimo programos. Aišku, jų yra be galo daug. Aš paminėsiu tik keletą, kas galbūt šiuo metu, tai ką aš matau, kas mus žiūri, kuriems tai tiktų. Pirmiausia, tai yra skatinimo programa naujokams. Jeigu ateina pas mus naujokas, užsiregistruoja, šį mėnesį, galbūt taip, jisai gauna ofisą. Ofisas tai mūsų kabinetas. Ofise yra viskas. Internetinė parduotuvė, per kurią mes galim įsigyti tos produktus. Yra buhalterija, per kurią mes galim matyti, kas vyksta, kaip aš dirbu, kiek aš uždirbu, kiek aš turiu partnerių. Mokymo sistema, tai yra viskas. Šis ofisas mums, lietuviams, kainuoja 20 eurų. Taigi, dabar galima tai gauti dovaną. Tai yra nemokėti už tą ofisą. Plius, jisai, pavyzdžiui, ateina pas mus mažiausiai 100 eurų. Kągi gauna jis? Jis gauna dovanų būtent tokiai sumai. Ateis didesniai, prašau, gaus didesnę sumą dovanų. Ir taip kiekvieną 3 mėnesius iš eilės. Tai reiškia kovas,
balandis, gegužė 100 eurų mokam, įsigijam produktą ir lygiai tiek pat gaunam dovanų to produkto. Jūs įsirenkat pats, kokio norit produkto. Ne tai, kad galvoja, jeigu dovana, tai yra duodama tai, ką duoda kompanija. Ne, pats įsirenki, ko tau norisi ar ko tau reikia. Tai čia naujokams būtų. Na, o partneriams irgi yra akcijos. Pavyzdžiui, pakvieti šį mėnesį 5 naujokus. Ir ką tau kompanija suteikia? Tau sumoka 200 eurų. Ar čia nenuostabu? Taigi, partneriai, dirbkim, stenkimės ir užsidirbkim papildomų pinigėlių savo naudai. Na, dar aišku, yra tie, kurie savo kvalifikacijas patvirtins, jeigu buvo turėjo kvalifikaciją praeitą mėnesį ir šį, vėlgi gaus premijas nuo 100 iki 400 eurų. Čia priklauso, kokią kvalifikaciją jisai turi ir kokią patvirtins. Tai tiek aš norėjau šiandien papasakot. Ar buvo įdomu? Jeigu kažkas sudomino, iš tiesų, kreipkitės į žmonės, kurie čia yra, kurie jūs pakvietė ir tikrai jums papasakos ir padės prisijungti prie mūsų komandos. O aš dėkoju, kad buvote su manim, kad mane palaikėt, kad jūs mane kažkaip be skaidrių išklausėt. Ir aš dabar linkiu jums gero vakaro, atsisveikinu ir viso gero.